Sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Trade Inkubatorius. Kaip ir kiekvieną sekmadienį pabandysim iš tikrųjų pasižiūrėti, kas vyksta pas mus Forex rinkoje. Šį kartą išsirinkta pora buvo USD jena ir tai antras kartas, kada man labai patinka, kad tokia pora išsirinka. Praeitą kartą buvo Australas, New Zealandas, tai aš dar grįždamas prie Australo, New Zealando norėčiau iš tikrųjų trumpai priminti, kas ten su juo vyko ir kas ten su juo vyksta, nes tai, kad šiandien jūs jos tos poros neišsirinkote, nereiškia, kad ta pora negalima prekiauti arba nereikėtų prekiauti. Mes praeitą savaitę turėjom targetą 1.00 ir aš rašiau, kad jeigu prie 1.09 pirmiausia turėsim atstojų, tai greičiausia tai nuo jo reikėtų kažkur tai kažką bandyti pildytis. Tai planas iš tikrųjų realiai paėjo ir prie 1.9 visas tas dalykas ir įvyko, ne? Tai dar penktadienis plus buvo užsidaręs teigiamą žvakę, tai mums dabar tais pusė kelionės iš tikrųjų realiai padaryta ir dar liko viena pusė, tai kitos pusės aš manau, kad mes galėtumėm ateiti gal ateinančią savaitę ir tas 1.1 būtų visai realu, galbūt net ir dar daugiau ir tai kol kas apsistokim ties 1.1 ir pažiūrėkime iš tikrųjų, kas su tuo gausis. Aišku, pirmiausia, tai jeigu 1.09 ir toliau ten, tarkim, apačioj bus, tada mes jau jo nežiūrėsim, bet jeigu jisai bus virš kaina jo, tada galima laisvai tuos variantus pildytis. Maždaug atrodo pas mane grafikas šitaip. Čia buvo užsipirkta, šičia yra sell stopas padėtas dėl to, kad nežinau, kas tenai su juo bus. Vėlgi yra po tuo 1.9, ne, šitoje situacijoje, jeigu jisai čia jau jį pasims, tai reikės turbūt luktelt mums to 1.9. Bet kokiu atveju, kad ir kaip bebūtų, savaitinė žvakė yra graži, tik tais labai gaila, kad jinai užsidarė žemiau 1.9. Tai tas yra šiaip blogas variantas. Atsiprašau. Dieniniam grafike, jeigu eina šią savaitę virš 1.9, vadinasi, aš jos laukiu ties 1.00. Matot, sustatyti pending orderiai į šitą pusę ir galbūt eisim, jeigu eisim aukščiau, nusims pending orderius ir eisim iki 1.00, tenais vėl iš tikrųjų bus galima kažką tai hedžinti, pasidrausti, ne? Šią savaitę grįžtam prie USD Japonijos jenos. Vėlgi tai tokia pora, kur aš jau esu apie ją kalbėjęs, čia buvo 1.12 apie jį susakęs ne vieną kartą ir prieš tai buvo irgi video apie šitą porą, čia net yra mano ta situacija, kada aš apie tai kalbėjau ir šičia buvo parašyta pas mane ir kalbėta buvo, kad jeigu kaina eis į viršų ir nedaryti nieko, jeigu kaina, kol nebus kainos čia, ne, tai aš turėjau omeny šitas dvi žvakes, pirmiausia šitą žvakę, paskui šitas žvakes, tai kainos iki to laikotarpio iš tikrųjų šičia ir nebuvo. Ir aš tikrai, kaip sakau, į tą pusę neprekiauju, aš prekiauju į šitą pusę, ne? Tai va, prašau, tai mes iš tikrųjų šitoje situacijoje turim kainą dabar ties jos virš 1.14. Aš kalbėjau apie tai, kad 1.12 yra jo pagrindinis lygis, kuris laiko šitos dvi, ne? Laiko šitą visą porą šitoje vietoje. Tai jeigu jisai ir toliau toksai išsilaikys, o jis kol kas toksai išsilaiko tas lygis, tai jisai visai geras signalas iš tikrųjų mums eiti iki to 1.20. Tai pabandykime iš tikrųjų pasižiūrėti, ką šita pora kalbėjo visą savaitę, o kalbėjo pakankamai neblogai. Tai čia buvo tas vėlgi atšaukimas. Man iš esmės nelabai patinka tokios situacijos, bet čia man kažkurioje tai vietoje davė truputėlį užsipirkti ir aš užsipirkau šitoje vietoje. Tai buvo vidu inside, bet aš jau matau ir jau aš mačiau ir kalbėjau apie tai, apie šitas vietas jau seniai, prieš kelis mėnesius, o ne prieš mėnesį, prieš 2 mėnesius kalbėjau. Tai bet kokiu atveju į pardavimą aš tikrai orientavausi į pirkimus ir dabar kol kas matau, kad tai yra 1.115, ne, tas 1.115 laiko. Tai šita mėlyna riba, jeigu pro ją praeitumėm, būtų labai gerai. Bet dabar tai, kas liečia price actioną, iš tikrųjų gavom tokį labai negražų penktadienio pimbarą, nors kaip ir non-farmas rodė, kad lygtais kaip ir neblogai viskas, ne? Šitoje vietoje jau biški yra klausimas, ne, klaustukas, tai va tas man nepatiko. Reikėtų, kad jį uždarytų. Dabar ties, kad jį uždarytų, manau, tai yra pakankamai vėl sudėtinga. Viduj insight aš jau esu 100 kartą sakęs, aš niekada nedirbu ir niekada nedirbsiu. Tai į šitą pusę aš tikrai nepardavinėsiu ir manęs tas visiškai nedomina. Mane domina tik tais viskas, kas vyksta į priešingą pusę. Tai aš pagal savo strategiją, pagal savo prekybos stilių lauksiu kol pramuš
1,15 ir tada eisiu su juo toliau į viršų. Jeigu jisai jo nepramuš, aš su juo nieko nedarysiu. Savaitiniam grafike iš tikrųjų kol kas dominuoja pirkėjai, dieniniam dominuoja pirkėjai, atsirado vienas pardavėjas penktadienį, tai šita žvakė pakankamai stipri, vėlgi negerai, kad jis užsidarė žemiau 1,15 ir uždarimai man yra labai svarbu, tai čia buvo ir šita žvakė vis dar rodo, kad jinai yra pakankamai stipri, nes ją turėtų bent jau pratraukti kažkiek tai daugiau mažiau. Ilgalaikiai perspektyvoje tas 1,20 mano yra targetas, jeigu jisai laikosi ties 1,12. Jeigu jisai nueina žemiau 1,12, aš tą savo idėją atsisakau ir einu ieškoti kitos idėjos šitoj poroje, ne? Bet vėlgi tai turi nutikti daugo kažko, kad man tas parodytų, kad man tas įrodytų. Jeigu jisai ir toliau laikosi virš 1,12, visos mano idėjos eina tik tais į viršų. Tai savaitiniam aš esu patenkinta šitą porą, mėnesiniam grafiką mes dar nieko neturim iš tikrųjų realiai, turėjom tiesiog neapsisprendimą tokią, ne? Tai šitas neapsisprendimas vėlgi buvo ant 1,12, viskas čia yra ok. Šita situacija tikrai rodo, kad pirkėjų yra kur kas daugiau negu pardavėjų, tai yra kur kas daugiau, yra labai daug pirkėjų, pardavėjų čia nėra visiškai. Ir šičia vėlgi yra privalumas ir ženklas iš tikrųjų apie tai, kad turėtumėm fokusuotis daugiau į pirkimus. Vat pakišo kiaulę penktadienis, ne, su šita žvake. Tikiuosi, jeigu jie kažkas tai uždarinės, bus galima toliau ieškoti įėjimų į viršų. Kol šita žvakė yra neuždaryta, šitoj poroj pirkimų daugiau nematau. Pas mane jinai atrodo taip. Šičia aš ją pasigavau šitoj vietoje ir aš ją turėjau iki čia, aš jos turėjau čia pakankamai tokį 152 turėjau punktus. Vėlgi, visą laiką marketas jisai išsidirbinėja, ne? Tai buvo 1,15 buvo šitoje vietoje. Galvoju, jeigu 1,15 pranešė, tai yra, pramušė, greičiausiai eisim ir aukščiau. Pradėjau eiti aukščiau ir paskui viskas, čia buvo su penktadienio dienos ADR atsirėmė šitoje vietoje ir pradėjau viską sukinėtis. Kadangi penktadienis buvo non-farmas, tai aš stengiausi pasidėti stop lossą taip, kad jisai būtų po dienos žemiausio ADR ir man jį nunešė. Ne? Nes stop lossą man atidarė priešingą poziciją, tai čia yra pirkimas, čia yra pardavimas ir užfiksavo visą šitą pelną. Ne? Aišku, buvo galima dvigubai daugiau pasimti ir galbūt sužais taip, kad reikėjo penktadienį man šitose kažkur tai vietose jį pasikedžiant, bet čia manęs nebuvo, tai buvo šitoje vietoje buvo palaukti 3 valanda, jo 3 valanda, tai aš tik 3 valandą grįžau iš tenai, iš kur buvau. Tai šitoje situacijoje ir šičia jau paskui vakare viską tempi. Dėl to tą ir tokį pimbarą negražų paliko to dieniniai žvakiai, dėl to ir užsirakino mano tas pelnas šičia. Tai kol kas turim nedidelį pelną užrakintą ir laukiam toliau, žiūrėsim, kas bus su juo toliau. Jeigu kažkas pasikeis, iš karto iš tikrųjų informuosim šitoj situacijoje, kur mūsų trading view yra, tai tenais informuosimės jį, ne? Ir įdėsim į Facebook puslapį. Taigi, šiam kartui tiek, tikrai labai įdomus marketas ir Vitalijus, mačiau, parašė, kad labai įdomus marketas, labai įdomu, tikrai yra daug, nemažai visko, visokiausių įdomių iš tikrųjų variantų yra, tai yra aš tiek pat pas mane buvo berods ir, palaukit, pas mane buvo ir šitas variantas, jo yra. Nebuvo, jisai yra pas mane čia parduotas, čia jau buvau nuėjęs šičia, bet čia buvo taip vėl negražiai kažkaip, tai taip vienaip kitaip, tai tikrai situacijų variantų visokiausių yra ir markete tikrai yra ką veikti. Ypatingai po šitų vietų buvo fantastika, kai buvo šitie gepai, tai čia buvo daug labai galima ką suprasti, aš iškart reagavau, tai dėl to sandoriai buvo atidaryti, tai tikrai yra ką daryti, yra ką veikti. Tai tik tais padaryti reikia geras analizės, pasižiūrėti, iš tikrųjų nuspręsti, kas yra įdomiausia ir tais dalykais prekiauti. Vėlgi, non-farmas jau buvo, tai kaip ir kažkas tai pasisprendė, pažiūrim, koksai bus pirmadienis, galbūt su gepais bus, galbūt gepai kažką tai įdomaus praneš ir vėl toliau į prekybą su kažkokiom tai vienokom kitokom idėjom.
Šiam kartui tiek, visiems palinkėsiu geros savaitės, geros prekybos, mažinkit riziką, neprekiaukit dideliais lotais ir susimatysim kitą savaitę. Viso.